dirbti su visa nauja komanda. Tiesiog susėdome ir galvojom, kaip čia padaryti, kad susimažinti kaštus ir nusprendėm persižiūrėti visą infrastruktūrą. Pradėjom nuo tokių energetikos sektoriaus projektų peržiūros, kur galima pateikti, pasidarėme energetinį auditą. Fokusavomės į tokias dvi, sakykime, sritis. Tai yra viena yra elektros gamyba, todėl kad elektra buvo labai brangi. Kita sritis tai buvo pastato apšiltinimas. Tai vienas iš tų projektų buvo saulės elektrinė. Iš karto mes pamatėm labai didelį taupimą. Jeigu aš tiksliai atsimenu, netgi kai buvo 14 centų kainos, mes iš karto sutaupėm per metus apie 9 000 eurų. Antras projektas buvo kur kas didesnis. Tai yra pastato apšiltinimo. Viena iš dalių renovacijos buvo langai, kurie yra žalieji. Labai neblogai užlaiko ir šilumą, ir vėsą, ir taip toliau. Tuo pačiu dar renovuojant padarėm dar vieną tokį įdomų sprendimą. Turbūt pirmasis viešasis pastatas yra, kuomet mes vietoj plokščių fasadę sudėjome saulės baterijas. Pats pastato fasadas, kuris yra, jisai tą energiją gamina nepriklausomai nuo metų laiko.